Sveiki, šiandien mūsų laida Laiškai iš jūros 100 jūrinių akimirkų svečiuojasi Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje. O esame čia, nes Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla šiais metais švenčia ypatingą sukaktį – 75 metų jubiliejų. Ir tą progą mes kalbiname Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorių, jūrų kapitoną Vaclovą Stankevičių. Sveiki. Labą dieną. Tai gerbiamas Vaclovai, ar pasilgstat jūros? Ar pasilgstat darbo jūroje? Na, žinot, jau daug metų dirbu krante, tai jau kaip ir įsitraukiau į kranto gyvenimą, bet jeigu jūs paklaustumėt, kaip aš dabar, kokie jausmai, ar galėčiau dabar po pakankamai didelės pertraukos darbo krante, kadangi iš paskutinio savo reiso sugrįžau 1991 metais, rugpjūčio mėnesį, tai aš atsakyčiau, kad aš žinočiau, ką reikia daryti. Tai visas ir kūnas, ir rankos, ir galva prisimena, ką reikia laivavedžiui, kapitonui, kokį darbą reikia dirbti. Ar tas darbas yra sudėtingas? Ar jisai kiekvienam yra skirtas? Darbas yra tikrai sudėtingas, manau, ne kiekvienam. Pats žinau iš studijų metų, kad ne visi, kurie įstojo į Klaipėdos jūreivystės mokyklą tada, anais metais, kada aš įstojau, buvo toks pavadinimas. Ne visi baigė, kadangi ėjom, apskritai mes kaip laivavedžiai, daug kaip praktiką ėjom į jūrą. Ir jau kai kurie kolegos, kursantai, tada mūsų toks laipsnis buvo, suprato, kad ne kiekvienam tai skirta, ne kiekvienas sugebės. Todėl ne kiekvienam darbas labai atsakingas, ypač jeigu tu jau dirbi kapitono pozicijoje, atsakingas už visą laivą, už visą įgulą, už kiekvieną įgulos narį. Ir tai tikrai labai sunku viską numatyti priekį. Bet privalai, kadangi tu esi laivo kapitonas ir, kaip sakiau, atsakingas už laivą ir už įgulą. O kodėl jūs pasirinkote būtent tokią specialybę, tokią profesiją? Kodėl pasirinkot jūrą? Matot, vaikystėje, jaunystėje prisiskaitęs visokių istorijų, tai visada save įsivaizduodavau ar už lėktuvo šturvalo arba laive. Na ir taip atsitiko, kad po vidurinės mokyklos atvažiavau į Klaipėdą, įstojau į Klaipėdos jūreivystės mokyklą. Tarp kitko tada, tai aš atvykau 1971 metais, jau daug metų praėjo. Ir įstoti buvo nelengva, kadangi buvo labai didžiulis konkursas. Įstojau ir atsidūriau laive. Maždaug tokia istorija. Dabar jūs paminėjot, kad iš tiesų reikia tokio atsakomybės jausmo, norinčiam dirbti jūroje. Kaip jūs manote, ar šiuolaikinis jaunimas kitaip vertina tą darbą negu, sakykime, ta anoji karta? Na, gal aš pradėsiu nuo lyties, jeigu galima, pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. Pavyzdžiui, tais 71-aisiais, aš baigiau 74-aisiais, tada įsivaizduot buvo sunku, kad mergaitės gali studijuoti tokiose programuose kaip laivavedyba. Dabar yra. Todėl jaunimas pasikeitė, yra vėlgi kaip ir mūsų laikais, yra visokių. Bet jaunimas sugeba, dabartinis jaunimas, ir aš daug kontaktuoju su studentais ir matau, kad yra gabių studentų, norinčių dirbti jūroje. Yra tokių, kurie studijuoja, paskui nenori dirbti pagal savo profesiją. Iš esmės tai yra normalu, turbūt, kadangi pabuvojus jūroje, praktikoje, atviroje jūroje, kaip mes jau ir pradėjome mūsų pokalbį, ne kiekvienas įvertina tą situaciją, ne kiekvienas gali atitrūkti ilgam laikui nuo kranto, nuo šeimos ypač, kol jaunas gal ir nieko, paskui, kada atsiranda šeima, vaikai, tai yra labai sunku. Bet man atrodo, kalbant apie jaunimą, jaunimas dabar, kaip aš vėlgi kiekvieną dieną turiu kontaktų su mūsų studentais, man atrodo, jie yra gabesni negu mes buvome.
turbūt turi daugiau to išmanumo. Visiškai teisingai. Aš prisimenu, kokios studijų sąlygos buvo ir galimybės pas mus ir pas jos. Tai dabar nepalyginsi, juk kur mes dabar bendraujam, aš absolventas esu šitos mokyklos ir galiu gerai palyginti, tai tikrai Aukštoji jūrvystės mokykla praplėtė į žymiai geresnę pusę savo galimybės, studijų galimybės. Todėl jaunimui dabar yra žymiai daugiau galimybių pasireikšti, studijuoti, įsigilinti į savo profesiją. Ir aš džiaugiuosi, kaip ten bebūtų, bet turime to jaunimo, galėtumėm priimti ir daugiau, bet dabar demografija tokia, jinai neigiama yra visoms aukštosioms mokykloms, bet vis dėlto ypač iš Klaipėdos regiono pas mus jaunimas stoja, studijuoja ir dabar pažiūrėkim tose laivybos kompanijose, ne tik Lietuvos laivybos kompanijose ir užsienyje labai daug mūsų absolventų. Bet jūs turite studentų ne tik iš Lietuvos? Taip. Prieš 3 metus mes pradėjome kviesti studentus iš užsienio, iš kitų šalių. Ir tai buvo rimtas iššūkis mums, kadangi vienas dalykas pakviesti, atvyksta studentai įstoja iš Lietuvos, tai aišku, studijos jau yra sudėliotos lietuvių kalba pirmiausia ir jokių čia sunkumų nėra. Ir mūsų visi dėstytojai, administracija, viskas sustygiota, bet jeigu jau atvyksta studentai iš kitų šalių, tai su kita kultūra, šiek tiek su kitų mąstymu ir aišku, čia įsijungia anglų kalba ir čia anglų kalba ne tik apie orą kalbėti, bet reikia organizuoti studijų procesą angliškai. Bet aš labai dėkingas mūsų akademiniai, ypač bendruomeniai, kurie įveikė tos visus barjerus ir dabar studijos su studentais užsieniečiais vyksta sklandžiai. Ir aš tikiuosi, kad ateityje jų daugės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nuo 2013 metų Lietuvos aukštojoje jūrvystės mokykloje buvo nuosmukis studentų stojančiųjų į Lietuvos aukštąją jūrvystės mokyklą. O nuo 2020 metų jau ta kreivė pradėjo kilti po trupučiuką ir tokiu būdu to dėka, kad mes išėjom į tarptautinę areną, mums pavyko šiek tiek stabilizuoti situaciją dėl studentų skaičių. Tai visgi jūsų misija yra labai, labai svarbi, nes jūs esate praktiškai vienintelė tokio tipo ugdymo įstaiga, kuri rengia specialistus ir jūrai, ir krantui, uostui. Tai kokios yra tos jūsų specialybės? Visiškai teisingai, jūs teisingai pastebėjote, Lietuvoje nėra tokių aukštųjų jūrvystės mokyklų su tokiomis programomis. Programų pas mus nedaug, bet viskas sudėliota labai racionaliai, visos programos veikiančios. Nėra taip, kad programa gali būti aukštoje mokykloje ant popieriaus, o studentų nėra. Pas mus yra 6 programos, tai tradiciškai laivavedžiai, čia jūrinė navigacija, ruošiam būsimus laivų inžinierius mechanikus, laivų inžinierius elektromechanikus ir 3 programos, kaip mes sutrumpintai vadinam uostininkus, tai čia jūriniam sektoriui, uostams. Tai nereiškia, kad mūsų absolventai ar kranto būsimieji specialistai, ar studentai, kurie studijuoja jūrinėse programose, kad jie dirba tik Lietuvoje, jie dirba užsienyje ir užsienio laivyne ir kitose valstybėse. Jūrinėme sektorėje taip pat mūsų absolventai ir jie yra labai vertinami. Ir aš labai džiaugiuosi, kad, manau, Lietuva didžiuosis, kad Lietuvos aukštoji jūrvystės mokykla atsiliepė vieną iš pirmųjų į Ukrainos tragediją, kada prasidėjo karas Ukrainoje 2022 metais. Vasario 24 dieną, tai mes ko gero Lietuvoje pirmi, kurie sukontaktavom su Chersono valstybinė jūrvystės akademija ir pakvietėm jų
studentus atvykti pas mus studijuoti, kas galės, kadangi buvo aišku, Chersonas buvo okupuotas, vienas iš pirmųjų tokių didžiųjų miestų, paskui jisai išlaisvintas, bet vis tiek sąlygos nepriimtinos studijoms. Ir kada pradėjo važiuoti studentai iš Ukrainos, aš dabar prisipažinsiu, nelabai kaip direktorius įsivaizdavau, kaip mes finansiškai parūpinsim studijų procesą, bet pavyko tai Jūrininkų sąjungos dėka, Lietuvos Jūrininkų sąjungos dėka ir Ukrainos Jūrininkų sąjungos pirmininkai sukontaktavo ir padėjo mums surasti finansavimą, paskui prisijungė dar viena užsienio kompanija, su kuria mes neturėjome jokio ryšio, bet jie turėjo su Chersono akademija ir tokiu būdu dabar vėl situacija stabilizuota, ukrainiečiai jau daug studentų ukrainiečių baigė, gavo mūsų lietuviškus diplomus, sėkmingai dirba savo šeimoms, savo šaliai, bet ir kiti stoja. Aš džiaugiuosi, kad mums pavyko organizuoti studijas ir studentams iš Ukrainos ir aš manau, kažkada Lietuva didžiuosis, kad valstybinė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, mes valstybinė kolegija, padėjo broliams ukrainiečiams. O kaip jiems sekėsi adaptuotis čia? Turbūt vis tiek jiems ir patiems jaunuoliam buvo iššūkis. Visai neblogai sekasi, nors aš asmeniškai abejodavau, ar jie sugebės kad jų anglų kalba yra tinkama studijoms, bet pas mus pirmieji atvyko studentai į 4 kurso, kurie nebaigė 4 kurso. Kada karas prasidėjo, jie buvo laivuose, praktikoje, jūroje. Ir karo pradžioje jie buvo pakviesti ir nukreipti į Lietuvą, į Klaipėdą pas mus, kadangi mes kontaktavome ir su Chersono akademijos vadovybė. Tai kada jie pradėjo važiuoti, tai mūsų nuostata buvo tokia, kad mes leisim jiem rusiškai pradžiai, o paskui jau, kadangi anglų kalba jūrininkam ar tai laivavedžiai, ar inžinieriai labai svarbi. Bet mes pastebėjome jau nuo pirmų kontaktų, nuo pirmųjų žingsnių, nuo pirmų paskaitų, kad jie sugeba bendrauti angliškai, tai jie pasiruošimas visai neblogas. Ir paskui atėjo laikas, jie pradėjo ginti savo diplomus visai sėkmingai ir dabar po 2 savaičių mes įteiksim, jeigu neklystu, apie 70 diplomų ukrainiečiams studentams, kurie baigė mūsų studijas, baigė anglų kalbą. Tai aš sakyčiau, visai gerai jie yra pasiruošę, kaip būsimieji karininkai laivyne. Norėčiau grįžti prie jūrinių specialybių aktualumo. Ar jūrininkų poreikis visame pasaulyje auga? Taip. Auga ir dabar yra trūkumas visų rūšių specialistų jūrininkų, bet matot, jeigu kalbėt apie Lietuvą, tai aš prisimenu, aš kada pradėjau studijuoti, kodėl aš minėjau, kad buvo labai didžiulis konkursas ir buvo nelengva stoti į Klaipėdos jūreivystės mokyklą. Todėl, kad mum jauniems žmonėms, kurie tik baigė vidurinės mokyklas, tai buvo langas į pasaulį. Jeigu tu baigi jūreivystės mokyklą, paskui, jeigu tau duoda po tam tikro patikrinimo jūrininko pasą, tu galėjai pamatyti pasaulį ir tą demokratinį pasaulį. Dabar aš labai džiaugiuosi, mes jau įstojom jau nuo 2004 metų įstojom ir į NATO, ir Europos Sąjungą. Su Lietuvos Respublikos pasu mūsų jaunimas, mūsų jaunoliai gali keliauti, važiuoti, įsidarbinti, dirbti, gyventi mažiausiai Europos Sąjungos formate, net plačiau. To mes neturėjome. Todėl dabar mūsų jaunimas iš vienos pusės, įstodami į Europos Sąjungą ir į NATO, mes davėm galimybę mūsų jaunimui, laisvės galimybę. Bet yra ir antroji medalio pusė, neigiama demografija, vienas dalykas.
Antras, jaunimą vilioja kažkas naujo, ne tik Lietuva, bet ir, sakykime, ES šalis ir dar toliau. Bet vardan laisvės, vardan prisijungimo prie demokratinio pasaulio, aš manau, reikėjo tai pasielgti, todėl dabar ir trūksta mums ir studentų, kaip aš minėjau, mes galėtumėm priimti žymiai daugiau. Tai situacija tokia, kad stabilizuot situaciją. Mes pradėjom kviesti studentus iš užsienio šalių ir tai yra normalu. Ir kitos jūreivystės akademijos kitose šalyse taip pat elgėsi tokiu pat būdu. O sakykit, gal jūs, aišku, kad esate apie tai galvojęs, yra kažkoks receptas, kaip tą jaunimą dar labiau sudominti tais jūriniais dalykais, kad daugiau to jaunimo rinktųsi jūrininko kelią. Mes kaip ir kalbėjom, tai yra sunkus darbas, o jaunimas turbūt norėtų kažką ir lengviau pasiieškoti. Koks tas receptas? Žinot, aš pasakysiu, jūsų klausimas yra labai geras ir aktualus. Būtent šiandienai Lietuvos aukštajai jūreivystės mokyklai. Dabar mums yra pakankamai atsakingas, nelengvas laikotarpis. Mes pagal vyriausybės nutarimą turim reorganizuotis ir mes kartu su Vilniaus Tech mes pasirinkom būtent tokį variantą, pateikėm švietimo ministerijai stiprinimo planą, kaip mes matome save, kokia mūsų vizija ateityje. Tai pirmiausia, atsakydamas į jūsų klausimą, reikia didinti patrauklumą Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklai. Patrauklumą, kad abiturientai ir jų tėvai matytų, kad mes aukštojo jūreivystės mokykla, bet mes pas mus absolventai gauna profesinio bakalauro diplomą. Reikia parodyti abiturientam, kad yra kelias ir toliau, uždegti žalią šviesą. Aš turiu omeny magistrantūrą. Šitoje įstaigoje niekada magistrantūros nebuvo. Dabar aš džiaugiuosi, kad jau nuo vasario mėnesio mūsų bakalaurai stoja ir dar daugiau gali stoti į mūsų jungtinę magistrantūrą su Vilniaus Tech universitetu. Mes stiprinimo plane numatom keisti pavadinimą mūsų įstaigos. Aš tikiuosi, kad mes pasieksim savo tikslą su mūsų kolegomis iš Vilniaus Tech universiteto. Ir Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla bus pervadinta į Lietuvos jūreivystės akademiją. Bet pavadinimas čia vienas dalykas. Dar labai svarbus turinys. Turi būti tikra jūreivystės akademija. Kad jinai būtų, aš jau minėjau magistrantūrą. Kodėl jinai mums labai svarbi? Matot, tas jaunas žmogus, jaunas studentas ar studentė, kuris stoja, nebūtinai turi visą gyvenimą dirbti jūrose vandenynuose. Kada kažkada užsinorės ar susiklostys taip šeimininės aplinkybės, kad reikia dirbti ir krante. Tai jeigu studijuoti ir gauti bakalauro laipsnį, paskui specializuota magistrantūra pagal mūsų kryptis. Tai jau mūsų bakalaurai, mūsų absolventai galės gauti žymiai svarbesnį diplomą, magistro diplomą. Ir tokiu būdu galės dirbti žymiai lengviau, pelningiau, įsidarbinti kranto struktūrose ateityje. Bet tai svarbu ne tik mūsų abiturientams, tai svarbu ir mūsų bendruomeniai. Kodėl? Todėl, kad mums labai reikia dėstytojų. Dėstytojų žinančių mūsų specifiką, o jinai yra ypatinga specifika jūrinė. Bet aukštojoje mokykloje ir akademijoje, būsimoje akademijoje, galima dėstyti tik minimum su magistro diplomu. Tai mes labai tikėmės, kad tie mūsų bakalaurai, kurie jau stojo, mes agituosim, dar skatinsim, kad jie stotų. Mes net jau direktorato formatu kalbėjome, jeigu pažangus magistrantas, mūsų bakalauras ir studijuoja magistrantūroje, rodo gerus rezultatus, mes pasiruošę būsime mokėti stipendijas, kad jie ateityje ateitų pas mus dirbti kaip dėstytojai. Tai čia atsiranda patrauklumas, abiturientai ir jų tėvai
matys, kad Lietuvos jūreivystės akademija, kuri dislokuojasi čia Klaipėdoje, galima gauti bakalauro laipsnį, eiti į jūrą, dirbti pagal savo profesiją arba inžinierių arba laivavedžių, bet galima studijuoti ir magistrantūroje. Maža to, mes taip pat su Vilniaus Tech jau susitarėm, kad minimum 3 mūsų dėstytojai šiais metais, tai čia rudenį bus greičiausiai, įstos į doktorantūrą. Mums labai reikia vystyti, aktyvinti mokslinę veiklą. Mes čia nuo universiteto atsiliekam. Mums reikia stiprinti mokslinę veiklą. Bet jeigu mes turėsime savo doktorantų, mes tai padarysime ypač su Vilniaus Tech pagalba. Ir tokiu būdu pavadinimo turinys, magistrantūra, doktorantūra, mokslinė veikla padidins patrauklumą. O čia aš bandau atsakyti jūsų klausimą. Tada ir tėvai, ir abiturientai matys, kad Klaipėdos mieste yra rimta mokslinė įstaiga. Vilniaus Tech padalinys, kuris vadinsis Lietuvos jūreivystės akademija. Ir tai, mano manimu, bus labai patrauklų ir jaunimui, ir abiturientų tėvams, ir miestas sublizgės, ir Lietuvos vakarų regionas sustiprės. Nebūtinai jaunimui reikės važiuoti į Kauną, į Vilnių, važiuos be abejo, bet ne visi, ne kaip dabar, kuo greičiau iš Klaipėdos. Jie turės pasirinkimo galimybę. Lietuvos jūreivystės akademija arba kitos švietimo įstaigos Klaipėdoje. Tai išgyvenate tokį pokyčių metą, o jeigu dabar atsuksime laiko ratą, 1948 metai. Taip. Įkurta šita mokykla. Kokias transformacijas perėjo per tuos 75 metus mokykla? Transformacijos didžiulės, jeigu jau mes iš tikrųjų 48 metais, jeigu aš neklystu, buvo ne mokykla įkurta, o kaip technikumas. Bet šitose pastatuose ir šitame pastate ir kaip technikumas surištas su jūreivystė, tai transformacijos didžiulis, jeigu užtenka pažiūrėti nuotraukas, kas buvo ir kaip yra. Net aš pažįstu ir dabar Klaipėdoje gyvena garbingo amžiaus jūrų kapitonas, kuris yra pirmos laidos kapitonas. Ir aš tikiuosi, kad per mūsų minėjimą, 75 metų minėjimą, mes jį pakviesime. Tai jis prieš keletą mėnesių buvo čia, mes atvežėm jį, parodėm ir jis labai nustebo, kaip pasikeitė čia viskas. Aišku, į gerąją pusę. Tai jeigu trumpai, pažiūrėkim, 48 metais iškart po karo ir čia nebuvo tokios techninės bazės kaip pas mus. Čia pas mus tokie treniruokliai, simuliatoriai, tokios laboratorijos, auditorijos, kad dar Europoje reikia paieškoti, mes to didžiuojamės. Ir tikrai mūsų studentai turi žymiai daugiau galimybių, neįmanoma net palyginti, kas buvo 48. Bet šiandieną, 23 metai, mes su jumis kalbam apie Lietuvos jūreivystės akademiją. Tai ta transformacija vyksta nuolat. Nuolat, aš to labai džiaugiuosi. Bet tuo metu jin buvo sukarinta, ar ne? Sukarintos kategorijos mokykla. Na, buvo, net aš kada studijavau nuo 1971 iki 1974, taip pat žymiai griežtesnė tvarka buvo, mes ten kiekvieną vakarą ir žygiavom, ir tas karinis pasiruošimas buvo. Jinai ne visai buvo karinio pobūdžio švietimo įstaiga, bet tokia sukarinta buvo, griežtesnė tvarka. Dabar studentai jaučiasi žymiai laisviau negu mano laikais, arba to labiau 48 metais. Dažnai tenka apsilankyti jūsų mokykloje ir matau labai daug merginų. Tai sakykit, ar daug moterų irgi nori rinktis tą jūros kelią? Na, nesakyčiau, kad masiškai, bet kaip minėjau, mano studijų laikais tai buvo neįmanoma pagalvoti. Niekas nestodavo ir ko gero niekas ir nekviesdavo. Bet dabar yra pas mus ir būsimieji, ir kur mes ruošiam laivų inžinierius, tai mergaitės stoja, ir į laivą vedybą stoja.
Bet kada jūs matote čia daug mergaičių, jos pagrindė studijuoja tose kranto programuose. Bet yra ir jūrinėse programuose ir apribojimų jokių nėra. Jeigu tik yra noras, mes priimam ir labai džiaugiamės. Ir aš kardinaliai pakeičiau savo nuomonę, kažkada aš pats ėjau į jūrą, jau buvau pareigose ir kapitono padėjėjų, paskui kapitono, tai buvo tokia nuomonė, kad laivavedis arba laivo inžinierė, nebeįmanoma tai įsivaizduoti laivę. Dabar aš matau, kartais ateina studentės laivavedės, kadangi aš kaip laivavedis, tai kartais tikrinu praktikos ataskaitas arba diplominius darbus, tai pasiruošusius labai gerai. Tai aš dabar keičiu savo nuomonę ir manau, kad tikrai mergaitės drąsiai gali stoti į jūrinės programos taip pat. Ar galima sakyti, kad jūra garantuoja gerą atlyginimą? Atlyginimas be abejo žymiai geresnis negu krante ir dabar ir kažkada. Net ir sovietiniais laikais jis buvo geresnis palyginant su žmonėmis, kurie dirbo krante, bet ne visada būna taip, kad nesėkmingas reisas ar dar kažkas atsitinka. Tai taip, atlyginimas, pinigai žymiai didesni, bet ir žmogus, tas jūrininkas atiduoda savęs labai daug. Tas darbas yra ir stresuojantis, ir nelengvas, atitrukimas nuo kranto, nuo šeimos, tai viskas atsiliepia, todėl, tiesiog logiškai mąstant, tie pinigai turi būti didesni. Ir jie yra šiek tiek didesni negu krante, tikrai tai. Pačioje pradžioje norėjau užduoti jums vieną klausimą, tačiau mintis nukrypo į kitą pusę. Kai jūs dirbote jūroje, ar buvo tokių ekstremalių situacijų, kai iš tiesų buvo truputį ir baisu dėl savo ir įgulos gyvybės? Žinot, aš turbūt laimingas žmogus, ta prasme, kad vis dėlto į jūrą aš ėjau ne per ilgiausiai, aš atidirbau 17 metų. Bet nebuvo tokių, kadangi aš žinau daug atvejų tokių skausmingų, kad ir žmonės žūsta, ir traumos būna laivuose, būna nelaimingų atsitikimų. Ir aš dirbau ant tokiose bazėse didelėse laivuose, kur didelė įgula, bet kažkaip man buvo taip pakankamai viskas sėkmingai, kad ten variklis pagrindinis neveikė štormo metu, ten laivas stipriai siūbuoja. Čia nėra kažkoks ypatingas pavojus, kadangi mes jūrininkai žinome, kaip reikia elgtis tokiose situacijose, mes esame pasiruošę, bet tokių tragiškų avarijų, ačiū Dievui, aš neturėjau. Tai ta prasme aš turbūt esu laimingas jūrininkas. Kadangi mūsų laida vadinasi Laiškai iš jūros 100 jūrinių akimirkų, o 100 akimirkų dėl to, kad šiemet sukanka 100 metų, kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos ir mūsų šalis tapo pilnateise jūrinė valstybė, ko galėtumėt palinkėti mūsų Lietuvai kaip jūriniai valstybei? Iš tikrųjų, 1923 metais Klaipėdos kraštas, Klaipėda konkrečiai buvo prijungta prie didžiosios Lietuvos ir automatiškai Lietuva tapo jūrų valstybė, tai mes turim branginti šitą kraštą, pirmiausia, Klaipėdos kraštą, Klaipėdą vertinti, kad Klaipėdos dėka, Klaipėdos uosto dėka, jūrininkų dėka, kurie čia dabar dirba, ir vertinti tą dalyką, kad tai daug kainavo ir žmonės žuvo sukilimo metu. Todėl prisijungimas prie Klaipėdos krašto prie Lietuvos tai ne tik kažkoks strateginis žingsnis, tai čia buvo, superinis žingsnis Lietuvai ir buvo padarytas didžiulis žingsnis į priekį. Ir šiandieną Lietuva iš tikrųjų yra jūrinė valstybė, vienareikšmiškai, aš to net neabejoju. Tai čia toks strateginis požiūris, bet yra dar taktinis. Jeigu mums leista bus kaip Lietuvos aukštai jūreivystės mokyklai, kaip būsimai Lietuvos jūreivystės akademijai dirbti kartu su Vilniaus Tech, mes pagaliau galėsime jungti visą Lietuvą
į tą jūrinės valstybės savoką. Pastoviai jūrininkai Klaipėdos krašto jūrinės organizacijos prikaištauja, kad Vilnius nesupranta, mato tik jūrą iš Palangos pliažo arba iš Nidos pliažo, ten sakykim. Bet jeigu mums bus leista vieninteliai Lietuvos jūreivystės akademijai kartu dirbti su Vilniaus Tech, aš turiu omeny pateiktą stiprinimo planą, Vilnius Tech, Lietuvos jūreivystės akademija, mes sujungsim Klaipėdos kraštą su visa Lietuva. Ir mes būsime kaip tiltas savotiškas tarp visos Lietuvos ir Klaipėdos krašto. Ir dings tie priekaištai, kad Vilnius nesupranta, kadangi Vilnius Tech tai yra Vilnius, mes esame Klaipėda. Ir jeigu mes dirbsime kartu, mes panaikinsim visus nesutarimus, nesusipratimus. Mes duosime postumį dar sustiprinti Lietuvą kaip jūrų valstybę. Dėkoju Jums už labai malonų pokalbį. Norėčiau palinkėti, kad tos transformacijos būtų Jums sėkmingos, Jūsų auditorijos būtų kupinos motyvuotų, žingeidžių studentų. Ačiū Jums. Ačiū labai. Ir sėkmės.